Sveiki, su jumis sveikinasi aš Dovilė, TV laidos vedėja. Peticijos LT portalo iniciatyva kalbame visuomeniai aktualiomis temomis. Šiandien laidoje kalbėsime apie nekilnojamo turto mokesčio įstatymą, kurį birželio pabaigoje priėmė Seimas. 11 000 parašų, 2 mitingai ir daug žmonių, kurie gyvena nežinomybėje. Ar jiems teks mokėti už savo nekilnojamą turtą ir jaustis nesaugiems? Ir ar galime vis dar pakeisti situaciją ir kaip tai padaryti? Kodėl mes leidžiamės taip lengvai, kad iš mūsų atimti paskutinį būstą? Aš asmeniškai niekaip nesuprantu, kaip galima apmokestinti daiktą, kuris negeneruoja pajamų. Tai jeigu mes dabar paimtumėm visi ir susivoktumėm, kad kiekvienas Lietuvos pilietis yra Lietuvos akcininkas, kad tau priklauso Lietuvos dalis, kad tu esi už ją atsakingas. Nekilnojamo turto mokestis tai yra vagystė tiesiog, žmonių vagystė. Šiandienos laidoje. Peticijos referendumui dėl nekilnojamojo turto autorius Maksimas Arceris. Labadiena. Politikas, visuomenės veikėjas, nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila. Sveiki. Verslininkas, politinis ir visuomeninis veikėjas Vidmantas Martikonis. Tai Maksimai, pradėsiu nuo jūsų, nes jūs pradėjot imtis lyderystės dėl šitos temos, inicijuojant peticiją. Kilo labai daug komentarų, didelis atgarsis po jūsų peticiją, ar ne, ir žmonės pradėjo veikti, pasirašyti, nes jie buvo, aišku, prieš Seimo inicijuojamą įstatymą. Tai klausiu jūsų, kodėl nusprendėte imtis šios iniciatyvos ir tam tikram prasme, aišku, atsakomybės veikti visuomenės atžvilgiu. Atsakomybės iš esmės aš nejaučiu. Ta prasme, nes tai ne vieno žmogaus darbas, tiesiog aš, kaip pasakyti, sėdėjau, žiūrėjau televizorius, ta prasme, žiūrėjau laidas, kai kilo visas tas ažiotažas ir galvojau, kad kažką reikia daryti. Bendravau su bendradarbiais, pažįstamais, diskutavom, diskusijos buvo, aišku, aršios, bet iš esmės tai ir liko, ta prasme, tas virtuvinis pokalbis. Ir kažkaip tai aš pagalvojau, kad reikėtų kreiptis gal į peticijos LT, nes kažkada tai esu skaitęs būtent apie peticijos LT. Ir pabandyti per ten kažką tai padaryti. Tai buvo iš esmės ekspromtas, ta prasme, tai nebuvo kažkokia tai, dabar kai aš padarysiu, kai viską. Bet aišku, žmonių reakcijos aš tikėjausi didesnės. Nes iš esmės NT mokestis liečia visus Lietuvos žmonės, o reakcijos, ta prasme, internete jos yra tokios, netgi sakyčiau, pasidalinusios į 2 grupės, ta prasme, kad vieni labai už, kiti labai prieš, bet nieks argumentuotai negali pasakyti kodėl. Tikriausiai didžioji dauguma yra neutralūs, ar ne? Klausimas, ar jie turi tą būstą, ar jie yra galbūt labiau pasaulio piliečiai, kurie, pavyzdžiui, kaip mano vienas pažįstamas yra sakęs, na gerai, bus praščiau gyventi Lietuvoje, tai aš pakuojuosi daiktų, pakuojuosi šeimą ir išvažiuoju iš Lietuvos. Man tas netrukdo, ta prasme, tegul jie čia įvedinėja, ką nori, aš nesu pririštas prie būtent šitos šalies. Tai surinkta daugiau negu 11 000 parašų. Vyko ir mitingai, ir peticija, aišku, vystėsi su parašais lietuvių, bet visgi įstatymas priimtas birželio pabaigoje, tai kaip jūs dėl to jaučiatės? Įstatymas nėra konstitucijos pakeitimas. Ir kas mane labiausiai pradžiugino, pono Zigmo, būtent iniciatyvinės grupės reakcija, aišku, neįmano šitos reikalus, idėjos aplamai sklando ore. Prasme, nėra taip, kad aš sugalvojau vienintelis Lietuvoje čia taip padaryti. Be abejo, daug žmonių sugalvojo padaryti tą patį. Tiesiog mane buvo maloniai nustebintas, kad politikos veikėjai imasi to reikalo, reiškia, tai nenuleidžia rankų. Ir viltis yra tame. Tai mintis yra tokia, įstatymas yra priimtas, bet tai nėra pabaiga. Nes iš esmės, jeigu pavyktų bent vienai iniciatyviniai grupiai prasimušti link būtent nekilnojamo turto mokesčio uždraudimo konstitucinių lygmenių, kad joks teisininkas nieks negalėtų apsukti to įstatymo kažkaip tai aplink savo ašį ir pakišti kitų kampų, sugalvojęs kažkokią variaciją.
ir tada bus tvarka, tada bus garantija to, kad žmonės iš tikrųjų turės teisę į savo nuosavą būstą, į savo tą kampą, į savo tą pilį, kurioje grįžti namo ir esi saugus. Saugumo tašką įvardinti. Tikriausiai žmonėms apskritai trūko informacijos, tokios skaidros, aiškumo, kas čia vyksta, kas čia keisis ir galiausiai sprendimas buvo priimtas ar ne, bet jie net nežino, kad dar gali prisidėti prie to pokyčio ir toliau daryti veiksmus, nes apie tai nekalbama garsiai. Tik tai jūs dabar prabylate peticijų laidoje, ar ne? Zigmai, noriu jūsų paklausti, kokius kelius kryžiaus teko praeiti, einant prieš srovę. Taip sakant, jūs vis tiek, ar ne, analizavote temą, kurios dauguma Seimo narių vengia, jie tiesiog priima sprendimus. Taip, man ko gero pats apmaudžiausias dalykas, visuomenė sujudėjo, to dialogo nėra tarp žmonių ir valdžios. Atgimimo metais tai buvo pagrindinis klausimas. Pokalbiai, dalykiški pokalbiai, ne tik emocijos, ne tik mitingai, bet ir dalykiški pokalbiai ir veiksmas dabar Seimo rūmuose, tada aukščiausios tarybos rūmuose buvo dalykiniai klausimai, sprendimai. O šiuo atveju aš pamačiau visų pirma apgaulę. Todėl, kad buvo deklaruojama, kad čia yra gynybos reikalų mokestis. Na, labai atsiprašau, kol kas iš valstybės biudžeto buvo skiriamos krašto apsaugos lėšos, o nekilnojamo turto mokestis visi žinom, kam jį mokam, savivaldybėm. Tai visų pirma apgaulė, visų pirma nesąžiningas pateikimas klausimo. Ir tada pradedi galvoti, kodėl to reikia. Ir iškart pamatai, kad norima apmokestinti visus. Nors kažkiek, bet visus. Ir tada pradedi galvoti, kas čia vyksta, kodėl vis tik tai teisybė nesakoma. Ir mes pasiūlėm referendumo iniciatyvą, nes su visa pagarba ir visos peticijos yra labai gerai, nes jos išprovokuoja žmonių ir mąstymą, ir domėjimąsi klausimų, ir gilinimąsi į įstatymus, įstatymų leidimą, ir tai yra labai sveika. Tačiau, mes jau patirties turim. Seimas atidirbęs atsakinėjimus į peticijas. Peticijų komisija sako, sorry. Ačiū už pastangas. Ir tuo baigėsi klausimas. Nors jie priversti, jie yra iš principo priversti tai daryti, svarstyti. Tačiau mes pasiūlėm referendumo idėją papildyti Konstitucijos 23 straipsnį tą mintimi, kad Lietuvos piliečio nekilnojamas turtas Lietuvoje esantis neapmokestinamas. Ir Vyriausioji rinkimų komisija mūsų iniciatyvos neregistravo iš esmės vieninteliu argumentu. Tauta neturi teisės reguliuoti mokesčių klausimą. Turi teisę tik mokėti. Jo, čia teisinga pastebėjimas. Bet kreipėmės į teismą, vienos instancijos, Lietuvos vyriausias administracinis teismas atmetė mūsų skundą, tačiau pasakė labai svarbų dalyką, ne, turim teisę, tauta referendume turi teisę spręsti mokestinius klausimus. Ir galų gale mes Konstitucijoje pavyzdžių matom ne vieną. Todėl bet atmetė teismas dėl to, kad mes čia kaip pasakyti, pažeisim kitų užsieniečių teises. Na, labai atsiprašau, tai jeigu mes tauta, tai mes galim gal spręsti, kokiom gyvenimo taisyklėm mes čia gyvenam, kaip reguliuojam. Ir dėl to dabar yra pateikti du dalykai. Vienas – atnaujinti procesą, nes teismas išėjo iš skundo ribų. Negali teismas pasisakyti dėl to, dėl ko nebuvo ginčo su VRK mūsų. O iš kitos pusės mes dabar Vyriausiai rinkimų komisijai pateikėm Konstitucijos 127 straipsnio papildymą, panašią nuostatą, kad piliečių turtas neapmokestinamas. Ten yra skyrius, kuris kalba apie mokesčius, biudžetą ir panašiai. Čia jau būtų valstybės įsipareigojimas neapmokestinti savo piliečių. Laukiam sprendimo.
ir darbuojamės toliau. Jungsim pastangas, aš manau. O ko reikia, kad įvyktų referendumas? Vat visuomeniai paaiškinkit, ką jie gali padaryti, ar gali kažkokios būti jų pastangos, prisidėjimas prie to, kad įvyktų? Pirmas veiksmas, tai šita iniciatyva turi būti registruota, dėl jos mažiausiai turi kreiptis 15 piliečių. Registravus išduodami parašų rinkimo lapai, atidaroma internetinė elektroniniu būdu pasirašymo prieiga ir turim 6 mėnesius rinkti 300 000 piliečių parašų. Pagal šiuos laikus daug, bet manau, kad esant elektroniniam pasirašymo galimybei, tai yra labai, labai realus. Mes 21 metais mums pavyko šiek tiek pramušti per teismų sprendimus, kad rinkimų kodekse, referendumo įstatymė, atsiprašau, dabar jau yra 6, o ne 3 mėnesių terminas. Tai yra labai realu. O tada visi pasiraituojam rankovės ir darbuojamės. Ką patartumėt žinoti visuomeniai, kodėl jiems reikėtų prisidėti prie šitos iniciatyvos? Nes kaip kalbėjome prieš tai, ar ne, didelė dalis lieka neutralioje pozicijoje, kad tiesiog nenori kištis, pridėjo tos mokesčius sumokės, ar ne, jeigu reikia. Taip kodėl jiems tai reikėtų padaryti? Gal bus argumentas ne tik dėl savęs, dėl savo vaikų. Tai Maksimai, gal jūs pradėk? Aš nežinau, kaip juos inicijuoti, ta prasme, esmė yra tokia, kad netgi ne nuo to pradėsiu. Buvo diskusija su pažįstamu vienu, aš iškėliau klausimą, ar Lietuvos pilietis yra Lietuvos savininkas, ar Lietuvos pilietis tai yra mokesčių mokėtojas. Ir sako, tai aišku, mokesčių mokėtojas, taugi nieko nepriklauso, taigi čia viskas valstybės, reiškia galima vogt, plėšt, imti kas padėta, daryti bet ką, nes tai nėra tavo, tai yra kolūkis. Aš sakau, palauk, tai jeigu mes dabar paimtumėm visi ir susivoktumėm, kad kiekvienas Lietuvos pilietis yra Lietuvos akcininkas, kad tau priklauso Lietuvos dalis, kad tu esi už ją atsakingas ir kad tu atsakingas ne tik, ta prasme, už tų žmonių, kurie yra valdžioje išrinkimą arba bent jau bandymą išrinkti, ir oponavimą jiems, jeigu jiems, prasme, nepatinka ir, nepatinka, virtuvėje sėdim, ten 100 gramų, ta prasme, ir nieks nepatinka, bet daryti nieko negalim. Tai kai kiekvienas žmogus Lietuvoje susivoks, kad jis yra savininkas Lietuvos, kad jis yra, netgi nesavininkas, kaip čia pasakyti, jeigu labai įmantriai, ta prasme, kad Lietuvos sūnus ir dukros, nes, iš esmės, kiekviena valstybė yra savo žmonių motina. Taip grubiai, ne grubiai. Tai yra tėvynė. Bet tai nėra valstybė, būtent, kad valstybė yra tėvynė, tai yra lygybės ženklas, o ne du skirtingi dalykai. Nes, aišku, aš galiu nukreipti dėmesį dabar į nemylimą šalį Rusiją, bet ten yra, ta prasme, rodzina mać. Rusiškai, ta prasme, žodžiai šnekant. Lietuvoje to tėvynė motulė kažkaip nieks nebevartoja. Ta prasme, yra Lietuvos Respublika ir yra mano tėviškė, tai yra mano kaimas, kažkur tenai, buvau pas bobutę, bet ten mano tėviškė buvo. Jeigu aš gimiau, aš čia dirbu, užaugau, dirbu ir aš čia numirsiu, ir kodėl aš turiu mokėti už šitą žemės lopinėlį dar mokestį, nors aš jį pats įdirbu. Savo darbu, kaip sakant, palaikau valstybės veiklą. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet mintis tai yra ta, kad kiekvienas būstas turi būti kaip tavo tvirtovė, kad tu grįžai, tu esi saugus. Nes aš susimąsčiau dabar labiau ne apie tai, kad vyksta dabar, bet kas bus po to. Ta prasme, aš pasensiu ir aš norėsiu kur nors, ta prasme, ar savo nuosavo namo, ar ten namuko kažkur tai kaimelį, ir ten dirbti tą daržą ir, ta prasme, išgyventi, pabaigti savo gyvenimą, ir aš nesugebėsiu, nes man kažkas užkraus dar naštą mokesčių. Tai yra problema, nes kol žmogus dirbantis sveikas, jis gali mokėti pinigus, be abejo.
ir už sveikatą, ir už papildomą sveikatos draudimą, ir už nekilnojamųjų turto mokestį žmonės moka, nes, jie gali savo tą leisti kol kas. Bet nieks nemąsto apie tai, kada tu pasensi, susirgsi, tapsi invalidu, ar tavo vaikai taps invalidais ir tu pateksi į tą socialiai jautrią zoną, kur tu neturėsi net galimybių. Prašysiu kolegos papildyti. Pabandykim kažkaip tai susivokti šioje diskusijoje. Jeigu nebūtų tuo pačiu metu gynybos tos vadinamos pretekstų, didinami dar kiti mokesčiai, dėl to, kad po 5 metų, kas čia viešpatie, kas čia dabar gali pasakyti, kas bus po metų, o po 5 metų čia gal viena divizija, gal kita divizija, gal tankai leopardai čia atsiras, kurie nebereikalingi ukrainiečių kariai. Sako, ką jūs bepročiai, atsiprašau, bet sako, jūs bepročiai, perka tankus, 2 milijardus kelis kartus permokėdami lyginant su Vokietija. Ką jūs darot, sako, mes tuos tankus slepiam, jie beprasmiai yra šiuolaikiniam kare. Tai reiškia, arba mūsų valdžia neturi strategijos ir taip tik tai, kaip Maksimas sako, Dievas žino, kieno jie čia komandas vykdo, bet aš dabar noriu, kad mes pasižiūrėtumėm iš savo pusės. Jeigu tie mokesčiai yra įvedami ir gyventojų pajamų mokestis didinamas, tai pavyzdžiui, aš diskutavau su medikų bendruomenė, jie jau išsigandė, dabar jau trūksta medikų, kad jaunas medikas išlaikytų savo šeimą, išsimokėtų už būstą paskolą. Jis laksto per 3-4 darbus. Jam nebeliks prasmės tai daryti. Ir bus dar viena banga žmonių, kurie čia nebegalės gyventi ir išvyks. Ir pažiūrėkim, Konstitucijos 23 straipsnis kalba, tas skyrius iš vis apie būsto neliečiamybę. Tačiau būsto neliečiamybės nėra gyvenime. Nėra todėl, kad priklauso nuo skolos dydžio, išsimokėjimo terminų ir paskutinį būstą dėja, pažeidžiant Konstituciją, valdžia taip sureguliavo, gali žmogaus atimti. O žemės klausimas iš vis ir būsto to pačiu, jis yra iš principo šventas, todėl kad priimant Konstituciją 92 metais, žemė buvo numatyta, kad ją įsigyti gali tik Lietuvos piliečiai. Man skaudu dėl to, kas vyksta Ukrainoje, kur buvo pasakyta prezidento Zelenskio, kad žemė bus parduodama tik tai po referendumo, jeigu tauta pritars. Jokio referendumo. Per karo metą išpirkta beveik visa Juodžemio žemė. Tai yra šiurpus įvykiai ir tada pradedi galvoti, ar mes vis tiek dar turim tą piliečio pasą, ja? Dabar jau prasideda žmonėm problemos, pilietybės atiminėjamos yra, taip? Ir ore pakabintas. Tai klausimas yra toks, ar mes suvokiam, kad mes čia su savo šaknimis kažkodėl tai turėtumėm patys spręsti, kaip mums gyventi. Taip reikia atsižvelgti daugą, bet ne taip, kad aklai valdžia pasako, kažką nuleidžia ir mes tokie pasimetę, sutrikę. O kodėl? Kodėl mes negalvojame apie tai? Kodėl mes leidžiamės taip lengvai, kad iš mūsų atimti paskutinį būstą? Nepriklauso, tu ten vaikų turi, neturi, nesvarbu yra. Šiek tiek technologijos užvilkinama, bet volas važiuoja. Ir čia žmonės mūsų yra savisaugos klausimas. Ne tik kaip tautos, mes stiprus esam kaip tauta, ne po vieną žmogų. Bet kiekvieno ir mūsų išlikimo klausimas yra. Tai dabar baladuotis taip, kaip ukrainiečiai baladuojasi, jo, po visą pasaulį. Ar tai malonu? Jūs paminėjot, kad kai kalbėjom prieš tai, ar ne, pokalbio metu, kad jeigu ne dabar, jeigu tauta dabar nesukils ir nebus padarytas pokytis dėl šito mokesčio, tai neaišku, ko galim tikėtis ateityje. Tiesiog parodysim, kad mes neturim savo balsą, ar ne, kad nesiekiam pokyčio ir kad neinam drąsiai už tai, kuo tikim. Tai, žinot, šitoj vietoj, matydamas tą apgaulę su nekilnojamo turto mokesčiu ir suprasdamas, kad ne tas yra tikslas, kuris deklaruojamas valdžios, tai norom nenorom pradedi žiūrėti, kokius mes dar turime instrumentus, jeigu valdžia visiškai ignoruoja. Be referendumo kito nėra. Nuo 2014 metų nevyko joks referendumas Lietuvoje žmonių iniciatyva.
Ir šitoj situacijai mes dabar pateikę buvom Vyriausiai rinkimų komisijai referendumo iniciatyvą, kad palengvinti referendumą ir tą referendumą labiau pritraukti prie žmonių, prie tautos. Tai ne tik kartelės sumažinimas nuo 300 000 iki 100 000, tai ir teisė referendumą inicijuoti ne Seimui, kaip dabar yra, bet pavyzdžiui 2/5 Seimo narių. Nu, vat jie yra opozicijoje, jie negali, daugumos volas važiuoja, daro, ką nori, prašau, 2/5 inicijuokit. Prezidentas neturi teisės inicijuoti. Vat koks nesusipratimas. Prašau, tegul prezidentas turi tą teisę. Mums negaila, svarbu, kad veiktų demokratijos instrumentai ir visi palengvintumėm savo šitos dalykus. Na, mes dar pasiūlėm Vyriausią rinkimų komisiją, kad rinkti turėtų pagrindinę iš principo mūsų instituciją, kuri formuoja valdžią ir referendumus vykdo. Pasiūlėm, kad ji irgi prezidentas, Seimas siūlo, bet turi būti aprobuota referendumo. Tai va čia dabar intriga yra. Rytoj teismas skelbs sprendimą dėl šito dalyko, nes VRK turėjo nusišalinti. Jie diskutavo posėdėje, taip, čia jų likimas, jie gali be darbo likti, jeigu toks referendumas laimės. Ir mūsų nuomonė turėjo kreiptis į teismą, kad teismas tiesiogiai konstituciją taikytų. Žodžiu, mes darom, kad ne tik tai konkrečius nekilnojamo turto klausimų apmokestinimo, bet ir kaip palengvinti tą referendumo klausimą, kad jis vėl taptų realus. Nes aš nebematau kito instrumento, aš ne už neteisėtus veiksmus, nes gal kažkas tai ir nori juos išprovokuoti, bet aš tai ne. Aš už teisėtus veiksmus, nežiūrint į tą visą sudėtingumą ir tą neviltį tiesiog jau. Išrenkamas naujas Seimas ir vėl tas pats. Naujas prezidentas ir vėl tas pats. Tai kiek mes taip gyvensim? Prie mūsų laidos prisijungė Vidmantas Martikonis. Žiūrėkite, čia yra tik tai priedanga, kad papildomai daugiau surinkti mokesčių ir tiek. Valdžiai visą laiką reikia mokesčių ir jeigu ten jau sakytų, kad čia krašto gynybai, tai aš tada vėlgi kitaip sakysiu, gerai, šiandien reikia 5% surinkam, baigėsi įtampos ir vėl sumažinam. Taip išeitų, ne? Nes čia tikslinė paskirtis yra šio mokesčio, tada tik tai, o nepririšti prie nekilnojamo turto visam gyvenimui. Manau, kad čia eilinis apsimetimas. Vienu metu aiškina, kad krašto apsaugai, kitu metu aiškina, kad čia savivaldybės neturi iš ko infrastruktūros plėsti ir taip toliau. Čia man labiau panašu, kad čia į baudžiaminės santvarkos reliktą, liekana, kada nebuvo tų finansų apskaitos, ateidavo tas tijūnas, pažiūrėdavo, kiek tų hektarų žemės turi ir pasakydavo, va, man 10% nuo tavo grūdų ar panašiai, kažkas tokio. Klausimas yra apie tai, kad buvo peticija inicijuota, surinkta daugiau negu 11 000 parašų ir buvo mitingai ta tema prie Seimo, ar ne, ir vis tiek Seimas birželio pabaigoje priėmė tą įstatymą. Kokia jūsų pozicija dėl to, nes visuomenės balsas visiškai ignoruojamas? Na, matot, kada rinkosi mitingai, kada ruošiasi antras mitingas rinkitis valdžia, į tą tarpų mitingį, vadinkim tą periodą, pareiškė, kad, sutarėm visi koalicijoje, kad nebus apmokestinamas pagrindinis būstas. Vienintelis tą, kuriame gyveni. Arba bent jau kuriame deklaruoja gyvenamąją vietą. O gavosi kaip visada, eilinį kartą valdžia apgavo ir vis tiek apmokestino, nesvarbu nuo kokios sumos, bet vis tiek apmokestino tą pagrindinį būstą irgi. Tai dabar, žiūrėkit, ir kaip kiršina visuomenė. Apmokestinsim tik turtuolius, o visus kitus ne. Tai darom tipo išimti ir jūsų visų kitų neapmokestinam. Tik tai 14 ten tų asmenų, ar ten kelis šimtus, ar ten kažkiek tiek. 1000. Na, 1000 tebūnė iš 3 milijonų, iš 2,5 milijonų. O rezultate tai gausis, kad vis tiek visi mokės. Tai eilinė apgaulė, o aš asmeniškai niekaip nesuprantu, kaip galima apmokestinti daiktą, kuris negeneruoja pajamų. Iš esmės, jeigu aš pensininkas, gyvenau name iki šiol tokiam tai,
paėmė, įvedė mokestį, iš esmės man sumažino pensiją. Aš taip traktuoju. Nes, pajamų negeneruoja. Tai tokiu pačiu pagrindu galima apmokestinti viską. Batą, stiklinę ir taip toliau, ir taip toliau. Ir įvertinus dar tai, žiūrėkit, kada aš įsigyju namą ar ten butą, aš sumoku jau PVM. Tai vadinasi, čia jau mokestis sumokėtas 21%. Vertė mano skaičiuojama, ar ne? Jau su tuo 21%, jau su PVM, kada nustato masiniam vertinime. Tai jie nuo mokesčių dar paima mokestį iš manęs, kipšai, O ar jūs pritartumėt referendumui nekilnojamo turto mokesčio, kad į Konstituciją būtų įtraukta, kad būtų neliečiamas Lietuvos piliečių turtas? Žiūrėkit, Konstitucija, tai čia, kaip čia pasakyti, aš nesu Konstitucijos ten toks žinovas kaip Žalimas, kuris gali ten dvasias visas išieškoti toj Konstitucijai, bet nuosavybė privati pas mus ir taip aiškiai pasakyta neliečiama, bet čia jau mokesčio klausimas, aš nežinau. Tik tai dar kitas niuansas yra, žiūrėkit, kas dabar apmokestinama? Ar nekilnojamas turtas, ar būtent žemė? Aš traktuoju, kad šiuo mokesčiu apmokestinama yra žemė arba išvartoma taip vertė. Nes iš esmės tai žemės vertė yra toje vietoje. O pats statinys, jisai visoje Lietuvoje daugmaž vienodai kainuoja. Tiek pastatymas, tiek plytos, tiek stogas, tiek panašiai. Kainuoja vieta, tai yra žemė. Tai šičia jau toks dvigubas mokestis gaunasi. Aš apie individualius namus daugiau, nes pats gyvenau individualiam name, bet jokių būdų aš, kaip sakant, ne dėl savęs čia ginčias, aš iš principo skaitau, kad tai yra neteisinga. Ir dar niuansas. Lietuviai taip jau pripratę, kad savo pensijai kaupti antrą butą nusipirka. Ir iš to gauna pajamas, tai yra kaip antros ar trečios pakopos ta pensija. Tai tikrai pats sąžiningiau investuos, jis nevoks, jis neims ten savo tų antkainių virš, kaip sakant, nuo pelno arba nuo administravimo. Jis žmogus savo apsirūpina senatvėje. Tai skaitykim kaip pensija. O dabar paima apmokestinę pajamą ir gaunasi, kad vėl atgal visus bando varyti į tuos pensinius fondus, kur iš esmės, tik tai fondo valdytojai naudos gavėjai gaunasi. Ką turite omeny, kad šitas įstatymas yra skirtas turtingiesiems, tai mažai daliai, kurie turėtų mokėti ar ne, bet paveiks visus žmonės ir galiausiai visi turės mokėti? Taip, kadangi dabar žiūrėkit, visuose įstatymuose, kur tik rašo, mes dabar darom išimtį ir tuos neapmokestinam, tuos apmokestinam. Ir paskui pradeda sakyti, kaip blogai išimtis, naikinkim išimtis ir visus suveskime į tuos pačius lygius. Taip ir tas. Dabar priešina visuomenę, kad, nuramina, kad dabar apmokestinsim tik turtinguosius, nors aš tokiu atveju, žinau, vaikas palikimą gavo, nes tėvai žuvo autoavarijoje didelį namą, kuris vertas bus to pačio ten gal ar 500 000 ar žymiai daugiau. Iš kur vaikas gaus mokėti nekilnojamo turto mokestį? Į ateitį, vadinasi, viską nukels, taip išeina. Ir tokių pavyzdžių ne vienas, su vaiku arba su seneliais, visą gyvenimą gyveno žmogus žvėryne. Dėdukas galeisim pasidarė, gauna pensiją, jo namas milijonas mažiausiai. Arba Šnipiškėse sugriuvas namelis jau tikrai milijonas. Iš kur jisai žmogus gaus mokėti? Tada jam aiškina, tu parduok, kodėl tu ten gyveni. Palauk, man seną medį, persodinkit seną medį, ar jis prigis kur nors kitoje vietoje? Tikrai ne. Bet taip, tai aš tas turtinguosius čia kabutės imu, suprantat, čia taip. Supratau, tai gal dar norėtumėt kažką apibendrinti, pasakyti, perduoti Seimo nariams arba visuomeniai, kas susijęs su nekilnojamo turto mokesčiu? Paprasčiausiai tai yra neteisinga ir nesąžininga, nes pajamas apmokestinti, prašau, gerai, 30%, 40%, 50% vis tiek man liks. O tokia situacija gali susiklostyti, kad gyveni name, kuris brangus ir jis tau mažėja ir galų gale rezultate tu jį tik išmokinėjai ir paskui tau nebelieka nei valgyti, antstolis ateina ir areštuoja ir pasako, kelkis kitur. Taip, kad neteisinga, paprasčiausiai sakau, baudžiaminės santvarkos toks reliktas, kada neturėjo finansų apskaitos grynos ir taip toliau, kada sunku buvo apmokestinti pajamas. Paminėjote laidos pradžioje, kad tam, kad į Konstituciją būtų įtrauktas tas nekilnojamo turto pokytis ar ne, kad nebūtų apmokestinamas,
reikia 15 piliečių iniciatyvų. Mažiausiai 15. Mažiausiai ir paskui 300 000 parašų. Tai dabar tie žmonės, kurie žiūri laidą ir nori prisidėti prie to, kad įvyktų referendumas, ką jie turėtų padaryti? Jie turėtų kreiptis į peticijų portalą ar į jūs asmeniškai. Ką jie turėtų, portalas tikriausiai dėl konkrečios peticijos, ten diskusija vyksta. Taip. O dėl referendumo? Nors gal ten nedraudžiama diskutuoti tarpusavy ir susijusiais klausimais. Diskutuoti taip, bet jeigu norėtų tapti vienu asmeniu palaikančiu iš tų 15. Tai palaukim vis tik, kol pavyks įregistruoti iniciatyvą. Ir tada jau visom išgalėm viešinsim, kviesim ir į talką, ir visais kitais būdais. Deja, reikia tą VRK barjerą įveikti. Tai dar paprašysiu baigiamojo žodžio, trumpai. Jeigu norit kažką perduoti Seimui, tautai, žmonėms. Seimas tai turėtų, aš vis tik manau, suprasti, kad žmonės juos rinko. Ir jausti atsakomybę, nes dabar kažkaip jie labai susireikšminę. Aš net nežinau, ką čia palinkėti. Prasme, aš turiu daug žodžių valdžiai, bet jų dėja negalima išreikšti. Iš kitos pusės yra viena pagrindinė bėda, net neliečiant nekilnojamo turto aplamai Lietuvoje. Ta prasme, kokia yra didžiausia bėda valdininkų tarpe? Čia mano asmeninė nuomonė be abejo. Didžiausia bėda yra tame, kad jie yra nebaudžiami. Aš taip norėčiau žmonėm dar vieną palinkėjimą trumpą. Suprantat, būkit veikime. Kai veiki, tada kažką darai ir tavo smegenys užimtos tuo veikimu. Kai neveiki ir baisu darosi, nieko nedarai, tada stogas ir važiuoja. Ir tada ir dar lygos prisideda. Žodžiu, stenkimės burtis, drauge, veikti. Ir taip, kad valdžia būtų priversta šnekėti su žmonėm. Ačiū Jums labai. Ačiū. Kai tik tai prasidėjo diskusijos apie nekilnojamo turto mokesčio įstatymą, sukūrėte su kitais iniciatoriais Facebooko grupę, ar ne? Kuri dabar berods turi 17 000 sekėjų. Taip, sakykime panašiai. Tai kodėl kilo tokia iniciatyva? Pradėkime nuo to, kad ta iniciatyva buvo tam tikras tęstinumas. Kaip žinome, vienas protestas, mitingas buvo organizuotas Šimaičio 23 metais prieš MT mokesčius ir pradėjus valdžiai kalbėti apie naujų mokesčių įvedimą, paminint tai, kad prieš tai buvusios valdžios priimti kažkokie tai pakeitimai toje dalyje. Tiesiog buvo laukiama to ir aišku, iš principo pozicija yra tokia, kad mes manome, kad tas mokestis jis yra neteisingas praktiškai visomis prasmėmis ir sakykime, aš buvau pakviestas į iniciatyvinę grupę, buvau vienas iš organizatorių protesto. Būtent grupę sukūręs Giminas Paplauskas, turbūt tenai subūrė tą didžiąją masę žmonių, kurie nesutinka su šiuo mokesčiu. Na ir tiesiog atsirado, taip jungiasi žmonės, ko pasekoje įvyko protestas ir aišku, tie žmonės liko prie tos pačios nuomonės, kas, žinom, kaip toliau įvykiai visi klostėsi. Ir su kokiamis nuomonėmis susidūrėte visuomenės? Nuomonė, bent jau vyraujanti nuomonė grupėje esančių narių, tai yra būtent ta pati, tai todėl turbūt ta grupė ir jinai auga, jinai didėja, kad žmonės nesutinka mokėti, kaip mes dažnai sakome, nuomos už savo turimą turtą, įgytą turtą, teisėtai įgytą turtą, kitu atveju, jeigu jis neteisėtas, tai yra tam tikros institucijos, kurios dirba savo darbą ir tai rodo, ir ten yra kiti teisiniai dalykai, dėl ko tas turtas gali būti vienaip ar kitaip ten, sakykim, paimamas ar apmokestinimas ar kažkaip tai. Bet šiuo atveju kalba eina apie bendrai visuotinį mokestį, kuriam, kaip ir sakiau, prieštarauja praktiškai visi, manyčiau, grupės nariai. Visi prieštarauja tam mokesčiu. Niekas nenori mokėti už savo turtą,
nuolatinį nuomos mokestį. Tai visi sutarėte, kad tai yra neteisinga, ar ne? Neteisingas būtų sprendimas žmonių visuomenės atžvilgių, nuskausmintos piniginės, taip sakant, ar ne? Taip. Ypatingai, sakykime, ne tik tai, bet dar ir kitas niuansas, tai yra toks turbūt nuolatinis nesiskaitimas, jau tampantis nuolatiniu su mūsų pagrindiniu įstatymu, su konstitucija, kur 23 straipsnis, žinome, pasisako už tai, kad valstybė turi ginti žmogaus įgytą nuosavybę, taip pat, kad žmogaus būstas, koks jisai bebūtų, 2, 3, 10, nesvarbu kelintas, jisai negali būti liečiamas, o tokie įstatymai, jie sukuria preliudiją į kažkada tai galbūt galima nusavinimą. Niekas nesako, kad taip ateis su tuo įstatymu ir nusavins, bet mes žinome, kokios iš to gali kilti grėsmės ir tam yra numatyti ir visos procedūros tolesniai eigai, jeigu žmogus nepajėgus susimokėti. Tuo pačiu mes laikome, kad, sakykime, tas pats mokestis neteisingas ir, kaip čia pasakyti, visuomenė didėjančios atskirties atžvilgių. Turbūt vienas iš tokių principų irgi būtų, kad labai turtingi pasisavins iš mažiau turtingų prie tam tikrų sąlygų, kurias sukurtų šitas įstatymas. Birželio pabaigoje priimtas įstatymas. Ar jūs norėtumėt kažką dar pasakyti Seimo nariams, ar tiesiog visuomeniai? Galiu pasakyti, kad Seimo nariai yra valdžia, bet valdžia turi tarnauti žmogui. Jokiu būdu Seimo nariai negali nuspręsti savo valia, savo požiūriu, savo, sakysim, iniciatyvą ir savo naudos, turbūt kažkokios asmeninės atžvilgių. Kaip, visi žinome, nepaslaptis, kad tas mokestis, tas įstatymas, kuris priimtas dėl šio mokesčio, tikrai sumažint tam tikrą naštą turtingųjų žmonių, iš yra ir Seimo narių, ir valdančiųjų. Tai norėčiau pasakyti, kad valdžia turi tarnauti vis dėlto žmonėm. Žmonės renka valdžią. Jie turi būti atsakingi ir vykdyti išreikštą žmonių valią. Jie mandatą suteikia žmonės. Ir jeigu, sakysim, sąraše esantys Seimo nariai pagal sąrašą išrinkti, tai jie galbūt galvoja, kad partijos kažkokia tai politinė linija juos įpareigoja kažkurios dalykus ignoruoti, nesilaikyti ir panašiai. Tai tiesiogiai rinkti Seimo nariai vienmandatėse apygardose, aš manau, neturi visiškai jokio pagrindo. Kaip ir aišku, tie patys sąrašiniai, jie neturi jokio pagrindo eiti prieš daugumos tautos valią, sprendimą ir išreikštą poziciją. Nes tikrai matėme, kad žmonės rinko gausiai ir protestą, ir viešoje erdvėje tikrai pasisako gana aktyviai. Na ir tikrai labai, labai nedidelis kiekis žmonių turbūt sutinka su to mokesčiu. Ir taip išsiišlygomis turbūt. Tai ačiū Jums labai už komentarą. Dabar galima sakyti, kad Jūs atstovavote ir 17 000 narių grupės. Be abejo, tai šita pozicija, kaip ir sakiau, atspindi, kad bendra grupės pozicija, kad mes sakysim, šitas mokestis prieštarauja konstitucijai, kad žmogaus turtas negali būti nusavintas vienaip ar kitaip, išskyrus konstitucijoje numatytų atvejų, kuomet už jį yra teisingai atlyginama, kada jis yra paimamas visuomenės reikmėm ir panašiai, tai sako 23 straipsnis, mes jo turim laikytis, kad nekilnojamo turto mokestis tai yra vagystė tiesiog, žmonių vagystė, tikriausia vagystė. Ir apskritai, bet kokie nekilnojamo turto mokesčiai, mūsų tokia pozicija, jie turi būti atšaukti, jų negali būti. Tokia yra oficiali mūsų grupės pozicija. Ačiū Jums labai.